plonas, storas, kūdas, plačiažandis, apkūnus, per storas, silpnas, žirnas, atrodo kaip aroneksikas ir kiti skaudų žodžiai. Jeigu tau jie yra pažįstama, turėt paklausyk šitą video. Man irgi teko tokius žodžius girdėti ir galima netgi pasakyti iš dviejų kampų, tai vadinu arba labai ten plonas, ten rankos kaip pagaliai ir panašiai. Ir vienu atveju, kai vaistus vartojau, tai sakydavau, kad ten ir storas esu ir kad mano žandai įsipūtė. Ir kokia yra esmė dabar, tai žmonės, kurie šaiposi, jiems realiai niekada neįtiksi. Jeigu tu būsi plonas ir ten nusiauginsi ten daugiau svorio, tai būsi storas. Jeigu ten esi labai apkūnus, ten turi didesnį svorį, jeigu numesi svorį, tu vis tiek netiksi, dar visai tai išvadins. Tai turbūt klausi, ką daryti, tai nesikoncentruoti kitų žodžius, o paklausti savęs, ką aš pats su to savo kūnu galiu padaryti. Ir aišku, tai gali būti sudėtinga padaryti, nes aš pats labai daug su kitais lyginus, tai man sunku pastebėti, bet vis tiek kažkiek po truputį galim. Ir dabar parodysiu trumpą video montažą, kuriame parodysiu savo pratimus, kuriuos su dabartiniu savo kūnu galėjau padaryti. Aš apsilankiau Cupo Muscle Beach ir truputį paspartau, tai manau, tai bus įkvėpimas jums kažką padaryti ne dėl kitų, o dėl savęs. Ne dėl to, kad kiti sako, dėl to, kad pačiam norisi.